Sveiki, sveiki. Tai kągi, mano šeštadienis šiandien vėl darbe, vėl ofise. O kodėl? Dėl to, kad taip susidėliojo, kadangi gruodį susidėliojo tokį paprastesnį, laisvesnį, tai sausį sudėjau visą aktyvų laiką. Ir šiandien turėjau mokymus, kuriuos vedžiau ECE auditorijai. Tai buvo jau mokymai, kurie įsigiję bilietus ir užtrukom 3 valandas ir net nevaidinti dar vieną sesiją įrašinėsiu atskirai. Ir dabar tvarkausi siūlus ir, darysiu dar kelius užsakymus, nes bevedant mokymus įkrito 2 užsakymai, kas yra labai smagu. Visada smagu, kai užsakymai įkrenta ir dabar turiu tokią betvarkę pas save. Noriu susitvarkyti ir tada jau judėsiu namo ilsėtis. Va, mano siūliukai, lentyna. Tai persidėliau, išsitraukiau iš giliai ten, matot, čia yra, atrodo, kad tiek, bet iš tikrųjų tai čia telpa 3, kartais net 4 eilėm į gilį, pavyzdžiui, čia dar toliau, kaip matot, yra. Tai įsitraukiau iš giliau, ką buvau mažiau naudojęs, nes darysiu su tuo paruoštukų rutuliukams, tai panaudosiu tokių švelnesnių spalvų šį kartą. Ir dar čia klientai suku užsakymą, užsakė tokių 16, neutralios tokios pilkšvos spalvos. Tai sakė, gamins kažkokią tai vestuvių dovaną draugams. Tai turiu 16 susukti į Ameriką. Sveiki! Tai turim antradienį, atėjau į ofisą anksčiau negu visada, 8 lygiai valandą, po 8:05 gal. Ir jaučiuosi tinginti kažką daryti, bet darbų turiu tikrai daug ir reikia tiesiog pradėti daryti dar. Net balsas normaliai neveikia, tai pirmiausiai padarysiu savo tokias kaip ir meditacijas, pakvėpavimus, paklausysiu porą pamokų Mindvalley. Nusipirkau abonementą, metiniai subscription, tai dabar turiu klausyti. Tai tik darysiu porą pamokų. Pradėjau Stevino jų kursą žiūrėti ir tada įrašysiu dar porą pamokų savo kursui jau besibaigiančiam dirbtuvių. Tada laukiu svečių. Klientės vienos pusvalandžiukui, tada porą skambučių laukia, po to sportas. Ir likusią dienos dalį skirsiu tokiam ramiam darbui. Tai šiaip tai labiausiai ir laukiu to, nes praėjęs laikas porą savaičių buvo labai intensyvus. Tai dabar noriu tiesiog ramiai padirbėti. O čia mano kampelis siūlų siuntimui. Tai šių užsakyta šviesių rutuliukų 800 gramų. Tai čia maždaug kažkur 600 yra, tai dar reikia padaryti. Tada ryškių užsakyta be kilogramas, tai jau vienas pakelis supakuota. Pakuoju po 400 gramų, tai čia 400 gramų ir yra, apie 60 jų čia būna. Tai dar reikia padaryti, ir čia laukia tas mano didysis dabar projektas. Tai iš esmės noriu kuo greičiau pasibaigti, nors siūlų užsakymai, tai nenustoja kristi. Dar vienas naktį krito tokios Vilnos, bet pilkos rinkinys, tai čia tik supakuoti reiks, o čia noriu kuo greičiau pradėti tą pletą daryti, tai tikiuosi šiandien po pietų ir pradėsiu būtent. Sugedo mano kavos aparatukas, tai šiandien be aparato, bet ir šiaip labai mėgstu kavą tiesiog, tą vadinamą užpiltinę, ir ryte dažniausiai būtent ją ir geriu. Tik mano draugės receptas Eglės, kad kavą dedam, tik vieną ranką dabar neuždėsiu, ant karšto vandens. Tai yra ne kavą ir užpilam vandeniu, bet karštą vandenį ir tada kavą. Uždėjau. Ir taip atrodo, jinai pamažu sunkėsi, pamažu, taip kaip nori pati. Nes jeigu mes užpilam kavą verdančių vandeniu, tai mes ją
kaip čia pasakyti, išprievartaujam, jeigu tokį žodį galima naudot. O čia kava ponia karalienė pati užsipliko taip, kaip jai geriausiai. Tai šiaip labai skiriasi iš tikrųjų švelnumos kavos. Va, o čia kitos draugės eglės nuo kalėdų dovana. Grybukai, tai linkėjimai abiems eglėms. Aš sėdu prie Mind Valley pamokos. O kas yra Mind Valley, tai trumpai yra toks, lektorius Višinas. Oi, čia pabėgo Višinas, va šitas, va. Ir aš jau jį kurį laiką seku YouTube, klausau jo video, va šis vyrukas. Ir labai dažnai man ten reklamas išmeta, tai vienu žodžiu, žinokit, suveikė man ta reklama, bet suveikė, ta prasme, ne iš karto, o po ilgo laiko ir aš nusipirkau subscription narystę. Tai čia yra įvairiausių kursų, mokymų, va tas vadinamas garsusis Silva, Ultramind sistema, tada astralinis projektavimas, kvantiniai visokie, ten tie lucid dreaming sapnai, body experience, meditacijos įvairios, bet pavyzdžiui, mokymai, va dabar aš, pavyzdžiui, pradėjus mokymus 0 to 100 million, tai yra verslo, brandingas, komunikacija, labai faina, bet iš tokio pajautimo ir pačia programos, ir aš pasidariau tokį kaip ir testą, ir man pagal tą testą sudėlioju, pagal šitas rytis Mind, Body, Soul, Career, Entrepreneurship, sudėlioju programą, pasiūlymus, ką aš galėčiau, kas man labiausiai tiktų. Tai įvairiausiai yra, pažiūrėjau, personal branding, smarter not harder, apie atmintį, visko. Tai dabar darau šitą kursiuką. Čia mano 100 million ir... Welcome back. Va, tokia labai faina Previously, you discover your target audience and how to create your ideal customer persona. So today, mūsų čia neužblokintų, tai va, tai vieno žodžio labai fainai, tai su grybukais kavytę perklausysiu porą pamokų ir tada sėsiu jau prie savo darbų. Va, atvyko pas mane Birutė iš Vilkaviškio, pasiprašė vakar, paskambino, parašė, kad nori pusvalandžiui įšokti ir, žinokit, Birutė, atneškit sąrašą, parodysiu. Birutė atvyko pas mane su sąrašu. Va, žiūrėkit, visas sąrašas klausimų, ką noriu susižinoti. Tai ir apie pakavimą prabėgom greitai, ir lempą nusipirko Birutė fotografuoti, tokia graži keramika, Birutės parduotuvė. Tai žinokit, labai žaviuosi. Ir ChatGPT, ar ne, pradėjau? Jo, naudoju ir ChatGPT, labai geras draugas, labai draugaujamės. Jo, šiandien kaip tik pasakojau Etsy klubo video, kad sakau, mano darbuotojas, asistentas ChatGPT, tai padeda visiems mano klientam. Čia tai mano draugas. Ir jūs draugas. Jo, mano draugas, ten aš... Tai va, Birutė, puikus pavyzdys, žinokit, kaip, fantastiškai su užsidegimu. Su tobulėjimu, juda į priekį, tai ir darysiu šiandien Birutės parduotuvės apžvalgą, dar pakomentuosiu, ką galima patobulinti. Tokį dizainą, tik tai spalva. Man šitas dizainas jos, kaip patiko, tai tiesiog ne to žodis. Dizainas tai jis labai toksai, aš matosi, kad jis yra visiškai rankų darbas, čia, ar ne? Visiškai rankų darbas. Visiškai. Tai, pavyzdžiui, aš norėčiau tos spalvos neraudos, ar ne? Tokios, ne? Tai va, aš čia labai gera mintis. Tai man padaro. Pasikalbėti vienu žodžiu, kad būtų taip ir visa kita. Nes visa kita unikalu labai išlieka. Tai šiandien sugebėjau supakuoti 2 tokius nemažus užsakymus ir rytoj lauksiu kurjerio, nes pirmą kartą bandysiu siųsti per SIUS24. Tai būtinai pasidalinsiu, kaip sekasi, nes, atrodo, kad reikalus tikrai turi palengvinti. Ir man čia naujiena. O dabar, tadam, atidarinėjau savo siuntinuką, ilgai lauktą. Kūrėm kartu su kūrėjais. Man rankinę išsirinkau vieną iš tų modelių, bet, priskliuota saugiai viskas, bet pasirinkau savo spalvas. Tai žiūrim, ką turim.
šilčiausi linkėjimai nuo Kartu komandos, daug bučkių. Labai faina. Ir... Wow! Žiūrėkit. Čia kortelė. Mano spalvos visos. Dar čia yra ilga rankena. O čia Etsy klubo logotipas, kurį aš nežinau, ar tai paliksiu tiesiog, ar aš jį uždažysiu šitas raidės juodai, kad būtų kaip logotipas, bet šiaip tai labai fainas. Negaliu atsidžiaugti iš tikrųjų. Labas trečiadienį. Šiandien manęs laukia visą dieną ofise, dirbsiu labai daug su siūlais, bet ir kokias gal 2 valandas prie kompiuterio. Ir vakar, kas man įvyko, noriu labai pasidalinti. Aš tiesiog, tokia pajautus akimirkos, tokia kaip ir, nežinau kaip pasakyti, mintį, žinutę. Įkėliau story savo užsienietiškoje paskyroje, angliškai, kad labai norėčiau, labai norėčiau padovanoti dovaną tokiam ir tokiam žmogui savo siūlų, rutuliukų, tų margų spalvotų. Prisegiau, aišku, tą žmogų. Tas žmogus yra labai, gana toks didelis influenceris siūlų, nėrimo, skiautinių srityje, amerikietis. Labai įdomus žmogus, labai spalvingas žmogus. Ir aš jau kurį laiką sakau, tai yra vyriškis. Ir jis man atrašo iš karto per kokią minutę gift accepted. Ir ten mes dabar biškai dar susirašinėjau. Vienu žodžiu, iš laimės, net žinokit, šokinėjau, tai dabar ruošėjom dovaną. Atvažiuoja tuoj paimti kurjeris siuntinukus, kuriuos vakar supakavau, susiūs 24 pirmą kartą. Ir dabar dar skubu suruošti, kad spėčiau ir tam, savo dievukui įdėti tai. Kažkoks kosmosas. Aš kažkaip galvoju, kaip kažkaip paprašyti, ar kaip čia, bet aišku, aš neprašiau jo, kad jis ten reklamuotų ir panašiai nieko. Aš tiesiog jam pasiūliau, kad nori atsiųsti dovanų, o ar jis reklamuos ar ne, man jau net visiškai nesvarbu. Vien tik tai, kad priėmė tą dovaną, tai yra man jau didelė laimė. Tai bandysiu dabar suvesti ir greitai su FedExu, kad ten greitai nuvarytų. Tai dėsiu šituos ryškius siūliukus. Tokios yra kaip mini, kaip kaspinukai, tokius mažom porcijom ir mini rutuliukai. Tai dar įdėsiu dovanų ir kosmetinę savo, kur su nėrimu. Tai, tikiuosi, jam patiks, nors jau dabar žinote, jisai labai džiaugiasi ir sako, kad wow, tai aš irgi labai džiaugiuosi. Šiandien penktadienis, tai, daugumai, kas dirba samdomuose darbuose, tikriausiai yra geriausia diena savaitėje. Nors nebūtinai, aš atsimenu irgi, kai kažkada vienam iš darbų, tai man visai patikdavo dirbti ir penktadienį būdavo gaila jau eiti namo ir tas 2 dienas praleisti sau, ten gal buvo pradžia darbo, kiek atsimenu, kada entuziazmo pilna ir panašiai. O po to visada man, kiek esu dirbus kokių darbų, aš iš tikrųjų daug esu dirbus labai darbų, labai keisdavo anksčiau darbus. Tai jau man 3-4 mėnuo, jau vėliausiai, nes kartais ir anksčiau būdavo žiauriai sudėtinga, nes tiesiog man jau viskas atsibosdavo. Čia yra, tam tikri dalykai vidiniai, dėl ko tai tikriausiai vyksta, bet dabar jau ilgą laiką, tai ką darau dabar, nes tai nėra mano darbas, nėra samdomas darbas, bet iš esmės aš jį laikau kaip darbu, nes labai atsakingai rimtai žiūriu į viską, ką darau. Tai galiu tuo pasidžiaugti, kad tikriausiai pirmą kartą gyvenime savo 40-uosiuose metuose, man šiemet sueis 40, aš pagaliau jaučiuosi atradus save. Jeigu taip galima banaliai pasakyti, nes tas atradimas savęs, aš sakau, pasižiūrėk veidrodį ir rasi save, bet čia, kad būtų galbūt aiškiau suprasti.
nes tai, ką darau dabar, jau visi metai visiškai tik savo veikloj ir jokio samdomo darbo, nes anksčiau buvo man Etsy ir mano parduotuvės virš 10 metų, bet šalia viso to, ką aš dariau gyvenime, tokiam, antram, trečiam plane. Siūlai ir pačios tos konsultacijos, dar kada aš jas pradėjau, tai ne iš karto tai puoliaugi konsultuoti pilnumoje, ar ne, ir padėti kitiems ir mokyti. Viskas išsirutuliojo pamažu, bet va dabar, galima sakyti, balandį gegužę bus pilni metai, kada aš vien tik šitame. Ir gegužės mėnesį bus metai, kada aš esu šitoje studijoje, šitam ofise. Ir, prasisuko jau daugiau negu 3 mėnesiai ir ką galiu pasakyti, tai kad aš esu be galo laiminga, kur esu, ką darau ir nematau, ta prasme, kaip būdavo anksčiau jau kažkur matai, kažką reikia keisti ir jau ten ieškai pretekstų, tai dabar aš pilnumoje paskendus ir planai, idėjos, mintis yra tik tai su šita veikla į priekį. Aišku, tų visokių projektų, minčių, idėjų yra pokyčių įvairiausių mintyse labai daug, bet viskas su tuo ir susiję. Ne tai, kad mesti pradėti kažką naujo, bet kaip tobulėti, kaip eiti pirmyn ir panašiai. Tai va dėl to labai labai džiaugiuosi. Tai va. O įsiliejau į tokį monologą, net neplanavau, kad visą tai jums pasakosiu. Tiesiog, iš tikrųjų, pasileidau video kamerą ir atsisėdau ir pradėjau kalbėti. Už tai man šitas vlogas, čia 3 dar tik epizodas, bet aš nenoriu rodyti sukarpyto, nušlifuoto, surežisuoto kažkokio tai veiksmo. Tiesiog labai organiškai jaučiu, dabar įsijungsiu ir dabar pafilmuosiu, ką aš darau. Tai taip ir darau. O kokia mano šiandien diena, tai labai labai darbinė. Ryte aš atėjus pasidarau savo tokią trumpą kaip ir meditaciją, nusiraminimui. Ir dabar, kadangi neseniai nusipirkau Mindvalley subscriptioną, tai padarau pamokų, praklausau, tai klausau vieną iš tokių kursiukų ir bedarydama sukau rutuliukus šituos šviesius, nes yra užsakymas. Dabar paruošti dar 3 užsakymai išvežti ir dar 4 ar 5 laukia. Tai vienas iš jų yra šviesūs rutuliukai, 400 gramų. Tai beklausydama tų pamokų, sukau rutuliukus. Tada viską, ką matėte ant žemės, susitvarkyti reikia, nes ruošiu taip pat užsakymą šitų tokių ryškių kaspiniukų, matkučių, nežinau kaip vadinasi, bet angliškai šios mini skeins vadinu. Nes klientė jums gana daug keliems pončams, tai už tai tą visą krūvą ir išsiverčiau susitvarkyti, atrinkinėti jai kuo įvairesnių spalvų. Čia visas makatėnas, nes dar gaminsiu tų mažų tų matkučių, dar skirtingų spalvų ir rutuliukams ir tiems matkučiams, tai tiesiog pusvalandį kokį skirsiu tam. Ir tada laukia Etsy klubui įrašymas video, nes tokia viena yra temelė ir matau, viena narė pakomentavo ir noriu labai pašnekėti tą temą apie tokį savęs spaudimą, rezultatų laukimą, skaičiavimą, įvairių peržiūrų panašiai. Tai tą temą darysiu įrašą Etsy klubui. Dabar pat, kai tik išjungsiu šitą mygtuką ir dar kurso vieną pamoką įrašysiu apie rekomendacijas tolimesniam darbui, kada jau viską žmogus pasidaro, susidėlioja ir kaip žvelgti tolyn, kokios rekomendacijos patarimai tolimesniam, tai šitą pamoką dar įrašysiu. Taip pat šiandien man sodros mokesčių diena, susimokėti, nes vakar susideklaravau mėnesį avansų ir šiandien padarysiu pavedimą. Tai kas mėnesį susimokau mokesčius. Nes visą tai, ką aš darau, Etsy klubas, kursai, viskas yra deklaruojama, tai yra mano individuali veikla ir viskas nugula oficialiai ir mokesčių sąžiningai moku. Bent galvoju, kad sąžiningai moku, aš labai tikiuosi. Duosiu viską buhalteriai patikrinti metinės deklaracijas ir panašiai. Tai šiemet nepati darysiu buhalterės, prašysiu pagalbos. Ir kas dar šiandien laukia sportas, mano treniruotė 12 val. Penktadieniais būna tas toksai intensyvus hitas. Aš einu sportuoti su treneriu asmeniškai 2 dienas per savaitę, tai antradieniais darom visą apačią kojas, ten sėdmenys, šlaunytės.
O ketvirtadieniais viršus, tai vakar darėm pečiai, nugara, presas, o šiandien bus jo ir daugiau mokinių, klientų ir ten būna dažniausiai moterys, mes kokios 7-8 ir darom ten tą greitą tokią treniruotę, kur 30 sekundžių darai labai aktyviai pratimą, 30 ilsiesi, taip 10 pratimų ir tada tokie 3 ratai. Ir realiai po tos treniruotės tokia vos paeinanti, per valandą atsigauna, bet tada energijos galybė ir, na, nežinau, man su visa kraujotaka ir išjudina, nuima nuo darbų ir panašiai, tai mano tas sportas kažkaip labai gerai subalansuoja ir, žinoma, dar smagiau, kai matos apskritai ir ant figūros rezultatai, tai kolekcija po truputį kuriasi slapta ir galvojau, kad kovą darysiu fotosesiją ir ieškosiu modeliukų, tai dabar galvoju, taip žinot, dėliojasi presiukas, gal ir pati pabandysiu aš ant savęs kažką fotografuoti, na, bus matyti. Tai va, su Etsy yra taip ir dar laukia vienas, na, įdomus dalykas, kad irgi tokia diskusija užsiverė, kad kodėl iš Etsy bėga žmonės, nes kažkur tiesiog pasakiau, kad yra ir bėgančių, tai vat kodėl bėga. Bet čia ta viena pusė, nes visada yra iš kažkur kažką pradeda žmonės, kažką meta ir panašiai, tai aš padarysiu YouTube šitą video, šitą temą ir papasakosiu daug labai tokių ir pikantiškų įdomių dalykų apie tuos visus amerikiečius, daugumoje youtuberius, kurie kalba Etsy tema, nes amerikiečiai mėgsta labai daug hiperbolizuoti viską ir išaštrinti, labai saldžiai pateikti ir ten vienas video kaip jo meta, o jau žiūrėk už mėnesio kalba vėl kaip Etsy daro pinigus ir patarimus dalina. Tai šitą temą aš papasakosiu, daug įdomų dalykų, nors žinoma yra tokių, kurie meta Etsy, tai čia kaip ir visur normalu. Tai va, o mano sausis vėl toliau tvirtinasi, nes siūlau užsakymų, aš dar tiek tikriausiai neturėjau vienu metu atvirų, kiek dabar turiu. Ir man visada, aš jau sakiau, kad sausis pats geriausias būna mėnuo Etsyje. Tai ir šis sausis toks yra, bet aišku, kaip sakyti, neužmiegu ant laurų, noriu eiti pirmyn ir turiu savo numačiusi įdomių dalykų ir dabar dėlioju savo tokias kaip ir veiklas, kas numatyta į priekį ir po truputį jau vėl stabdau, kaip dariau ir lapkritį tą stabdymą, tai dabar po truputį stabdau, tam, kad galėčiau atsilaisvinti rankas, kalendorių, širdį, galvą, savo Etsy kūrybą ir darymą, nes mano parduotuvės Etsy labai mažai mano dėmesio gauna šiuo metu, dėl to, kad na, visur kitur aš labai daug ir su jumis, ir su klientais asmeniškai, ir Etsy klube, ir kurse, ir seminarai, webinarai, paskaitos, dabar ir profesinio rengimo centrą esu pakviesta dėstyti apie elektroninę prekybą. Tada su vieno iš moterų klubų įrašinėsim seminarą, kursą Etsy tema ir na, visko labai daug. Tai vat, po truputį atsilaisvinsiu, kad galėčiau na, jau dar šiek tiek pasiduoti į pačios savo, kur tikrai labai noriu. Tai va, toks penktadienio monologas jums. Linkiu gero savaitgalio. Nežinau, kada sumontuosiu, tai gal jau bus savaitės pradžia. Aš manau, kad per savaitgalį montuosiu. Na ir šį kartą gavosi tokiais gabaliukais kelios dienos, bet aš tikiuosi vis nieko prieš. Ir, na, tik pradėsiu montuoti, jau pradėsiu filmuoti kitą, nes pas mane veiksmų daug, pastebėjot ir noriu jums jį parodyti. Tai ačiū, kad žiūrit, prenumeruokit, jeigu dar neprenumeravot. Paspauskit like, pakomentuokit, tikrai svarbu ir man, ir algoritmai YouTube'o, jeigu atvirai, nes tada rodo daugiau ir kitiems rekomenduoja, tai aš būsiu labai dėkinga jums už tai. Iki kito susitikimo. Iki.